Galvodama apie šitą vakarą ir galvodama apie ką čia reikėtų pradėti kalbėti, sukau galvą ir netyčia prieš kelias dienas radau internete profesoriaus Bonifaco Stundžiaus paskutinę paskaitą Vilniaus universiteto filologams. Gal irgi yra tekę matyti ir girdėti, bet ten profesorius išsakė labai daug minčių apie tai, kas yra šiandien filologija, filologas, kas yra kalba, kalbotyra, ir man tos mintys labai patiko. Mes paprastai įsivaizduojame, kad kalba tai yra žodinė kalba, tai yra tai, kaip mes kalbame, bet iš tikrųjų tai yra daug daugiau. Kaip sakė profesorius baigiantiems universitetą ir filologijos specialybę, kalba yra taip giliai įsismelkusi į mus, kad be jos mes negalime nei mąstyti, nei kurti, nei dirbti, galų gale net sapnuoti. Taigi žodis kalba iš tikrųjų giliai įsismelkęs į mūsų kasdienybę ir dažnai kalba mes vartojame tą žodį ten ir patį reiškinį vartojame ten, kur iš tikrųjų su kalba nelabai kas yra bendra. Dar norėčiau pacituoti lotynišką posakį, kuris užrašytas yra ant Vilniaus universiteto filologijos fakulteto vėliavos. Litera occidit, spiritus vivificat. Arba raidė užmuša, o dvasia teikia gyvybę. Ir tai man labai susisiejo su Antano Baranausko mintimi. Kas kita knyga, kas kita burna. Knygoje kalba pusiau apmirusi, burnojegi visa gyva. Patarmių padėtis irgi yra dichotomiška, kaip ir viskas dažniausiai mūsų gyvenime. Iš vienos pusės žinoma, kad esama šiek tiek ir paprastėjimo reiškinių, nykimo reiškinių, bet iš kitos pusės tame globalizacijos procese labai linkstama atsižvelgti į tai, kas sava, kitoniška, paprasta ir ieškoti savo šaknų. Tai dėl to tie vietiniai dalykai dažnai žmonėms yra svarbus. Kita vertus, galiu pasakyti, kad vėlgi išeinant iš to dichotomijos principo, galbūt ryškiosios ypatybės, tos stipriosios, kaip mes vadiname, ir nyksta, bet giliosios ypatybės, fonetikos ypatybės, ta artikuliacinė bazė, kurią mes gauname savo gimtojo vietoje iš savo tėvų, ji išlieka iš labai labai toli. Tarptų visų monografijų, kurios čia išvardino naujausiai, kur aš tyrinėjau suvalkiečių, vakarų aukštaičių, kauniškių kalbos arealus, paaiškėjo, kad senųjų genčių ypatybės netiesiogiai yra fonetinių požymių pavidalu pasiekusios mūsų laikus. Kalba yra užrašyta ir kalba, kuria kalbama, bet dažniau šnekama. Beje, ar kada pagalvojate, kad šiaip šnekame, bet poterius visada tik tai kalbame ir kodėl? Kas nors šnekinama, su kuo nors šnekučiuojamasi, šnekaliojama, apšnekinėjama, trumpai šnektelėjama, greit ilgai prašnenkama arba neprašnenkama, pagaliau aukštaitiškai dudenama, čia kiek žinau yra aukštaičių, turėtų patvirtinti, dzūkiškai klegenama, klegama, žemaitiškai rokuojamasi, o kaip suvalkietiškai tai ir nežinau. E-kalba tai žodžiui kalbėti. E-kalba sistema pateikia net 127 kalbėjimo sinonimus. Tai aišku rodo apie mūsų kalbos, lietuvių kalbos turtingumą, senumą ir archaiškumą. Dalyvaujant renginiuose dažnai man tenka išgirsti tą klausimą, ar tikrai mūsų kalba yra tokia archaiška, ar tikrai jinai yra tokia sena, kaip dažnai yra sakoma, ar tikrai verta ją saugoti, puoselėti ir visokių panašių klausimų. Iš tikrųjų, turbūt sunkiai mes rasime šiandien mokslininkų, kurie tiksliai atsakytų metais, skaičiuojant metais mūsų kalbos senumą ir archaiškumą. Bet kalbant apie vertingumą ir archaiškumą, reikėtų gilintis ne į chronologinius aspektus, bet reikėtų gilintis į tai, kiek dalykų mūsų kalba savyje talpina. Mes turime gana sudėtingą linksniavimo sistemą, gana sudėtingą asmenavimo sistemą, jau nekalbu apie kirčius ir priegaides, nekalbu apie ilguosius ir trumpuosius balsius ir daug kitų dalykų, dėl kurių, pavyzdžiui, svetimšaliams mokytis lietuvių kalbos yra gana sudėtinga, ar ne? Bet iš esmės apibendrintai, žinoma, galima laikyti Zanavykų šnekta visą Šakių rajoną, nes tie skirtumai labiau matomi kalbininkams, o paprastiems žmonėms tikrai jie, galbūt sunkiau girdimi. Apie skirtumus tiek,
O dar keletas norėčiau pasakyti apie mūsų rajono šnektos ypatybės. Kaip viena iš gramatikos ypatybių, kuri dar išlikusi mūsų šnektoje, visose knygose mes minime vadinamąjį priebalsinio linksniavimo kamienų liekanas, tai yra 5-osios linksniuotės, paprastai tariant, žodžiai, tokie kaip šuo, sesuo, vanduo ir panašūs, ir kai kurie linksniai yra išsaugojęs senasias priebalsinio kamieno galūnes. Turbūt daugam yra tekę girdėti posakį, ar ilgam šun dešra po kaklu. Tai va žodis šun čia yra grynas priebalsinis kamienas be jokios galūnės. N kamienas be jokios galūnės. Na ir kai kurie kiti linksniai šitos linksniuotės irgi yra išsaugoję galūnės. Tai yra šuns, piemens, sesers, obels ir taip pat daugiskaitos vardininkai šunės, piemens, sesers, obels. Tai dialektologams šitos formos yra labai svarbios. Na, galbūt iš mūsų krašto kilusiems žmonėms nekyla klausimų, kaip turėtų būti sakoma ir tokios formos kaip mažiukį, tvartukį, rankinukį, vežimukį, puodukį atrodo labai įprastos, bet bendrinėje kalboje sakoma tvartuke, rankinuke, puoduke ir kitaip. Aš atsimenu, profesorius Girdenis, kadangi man dėstė dialektologiją, kai pirmą kartą išgirdo mano taip sakoma, sako, nu kas čia pas jūs per formą, kaip koks tvartukis, kad būtų vardininkas, nu ne tvartukis, bet tvartukį. Tai čia irgi dar yra neišaiškintas iš tikrųjų šitas reikalas, kodėl tos formos čia yra paplitusios, bet jos yra mūsų kraštui labai savitos. Na, apie priesagą inis vartojama asmenims pagal gyvenamąją vietą nusakyti, tai puikiai žinote, lukšinis, lekėtinis, šakinis, grįžtkabūdinis ir taip toliau. Veikėjo pavadinimo priesaga, minikai, ryšikiais, leidikiais, pjovikai, irgi turbūt labai tekę daug kartų girdėti. Na, turbūt yra tekę girdėti daiktavardžių su kitu skaičiumi, tai yra ir knygos, kai sakoma apie vieną knygą, kokią didelę ir svarbę, pavyzdžiui, bažnytinės knygos, knygutės, maldaknygė, klebonijos, stubos, va čia didelės ir gražios stubos, tai nereiškia, kad kelios stubos, bet viena didelė stuba. Taip pat turbūt esate daug kartų girdėję įvardžiuotinės įvardžių formas jisai, jo, jam, jinai, jie ir taip toliau. Asmeninio įvardžio vienaskaitos kilmininkas ir galininkas. Tai yra, galbūt klausant, neatrodo, kad tai labai svarbi ypatybė, bet vėlgi dialektologam, istorinės gramatikos specialistams tai yra labai forma šita svarbi. Tokie pavyzdžiai kaip juokėsi iš mane, nieks čia tave neklausė, aš sako, tave labai bijau, galbūt jaunimas jau rečiau vartoja šitas formas, čia sakytų tavęs, manęs, bet šitos formos yra labai senos, tai yra bendrosios tų dviejų linksnių formos, iš kurių kilo vėliau kitos linksniavimo formos. Na ir žinoma, neiginio galininkas, kuris iki šiol irgi dar yra visiškai išlaikytas gana sistemingai, net ir naujausiuose tekstuose, tai tokie pavyzdžiai kaip neimu svetimą daiktą, nesudaužyk tą lėkštę, nepririšu tą karvę. Bendrinėje kalboje visur būtų kilmininko formos ir kaip žinote, turbūt yra tekę skaityti, kad tai yra bendra ypatybė su mažosios Lietuvos šnektom. Yra sakoma dažniausiai, kad tai yra atėję iš vokiečių kalbos, iš vokiečių tarmių ir kontaktų su vokiečių tarmėmis. Bet ką žinai, ar taip tikrai yra, nes paplitusios tos formos ir šiauriau, ir Palatvidyje jau yra fiksuojama. Gali būti čia ir baltų kalbų raidos reliktas. Žinoma, iki šiol, bent jau manau, kad tikrai gyvai visam plote vadinamas vartojamas žodis mašina, viryklės reikšmė. Ir pavyzdžiui, užsikūriau mašiną, tai pilna stuba dūmų, tai kitų kraštų atstovam irgi įtartinai gali kilti. Arba, kad mes kuriam mašiną ne kai tik norim kur nuvažiuoti, bet ir sivirt valgyti, irgi turbūt keistokai kartais atrodo, ar ne. Galiu pasakyti, nes man yra tekę tą temą tyrinėti, kad šnekta yra labai vaizdinga ir ypač gausu joje žmogų apibūdinančių vaizdingų dialektizmų. Tai yra gimtojo kalboje apie tai rašytas mano straipsnis, apie išorinės ypatybės, apie vidinės ypatybės. Na, žinoma, čia nėra išskirtinė mūsų šnektos ypatybė, turbūt visur mėgstama ir pašiepti, ir pasityčioti. Žinoma, yra daugiau neigiamų žodžių, kurie apibūdina tiek išorę, tiek vidų. Tai yra ir dribkus, ir ištriest blauzdis,
ir Klemšys, ir Kuisna, ir Driauska, ir Trepkus. Daug šitų žodžių yra bendrosios giminės, bet, visų tikrai nesurinks. Toje nuostabioje sodyboje, kurioje ypatinga aura, kurioje daugybė mūsų istorinių artefaktų, reliktų, ko tik nori, tik tai reikėtų pasiknaisioti po istoriją. Aš tai tikrai nesiruošiu jokių pranešimų skaityti, nes po Rimutės žodžių, po Rimutės mokslinio teksto, aš tiesiog tik tai noriu pasidalinti keletų minčių apie neseniai metuose įspausdinto dviejų bičiulių, labai svarbių mūsų kraštui žmonių, ypač Griškabūdžio kraštui, tai Albino Bernoto ir Arvydo Galgino susirašinėjimą. Donata Mitaitė, kuri paskelbė metuose šitus tekstus jų susirašinėjimo, sakė, kad Lietuvių kalbos ir literatūros instituto archyvuose jų yra dar daugiau, bet aš pamėginau paskelbti tik tai keletą ikisąjūdinių laiškų. Reiškia, jie susirašinėjo ir anksčiau, ir ko gero dar po to. Auklėtinį Arvydo Galgino, jisai buvo mano klasės vadovas, šiek tiek pažinojau Albiną Bernotą, žinoma, iš toliau, bet vis tiek kažkaip spėjau pajusti jų ryšį, bendrystę, ypatingai prieš tą laikotarpį, kada buvo ruošiamas išleisti Albino Bernoto poezijos knygą, susitikti su, tai yra Arvydo Galgino poezijos knygą ir susitikti su Albinu Bernotu, kalbėti apie tai, ir taip toliau. Bet aš noriu pradėti jums paskaityti, nes tai labai gražiai susisietų su Rimutės tekstu apie mūsų šneką. Štai kaip juodu pradeda kalbėtis. Ir jūs apie tai labai greitai pajusite, kai aš tai jums pacituosiu. Arvydas Galginas rašo Albinui Bernotui į Vilnių. Kada būsi Vilniuje? Mat, jisai, Albinas Bernotas, gyveno Argirdiškėje, ne Vilniuje, ir į Vilnių atvažiuodavo jau šiek tiek tuo laikotarpiu rečiau. Čia buvo 87-88 metai. Tai štai ką Galginas rašo. Kada būsi Vilniuje? Rugsėjo mėnesį lyg ketino atvažiuoti į miestą, tai būtų gerai tave rasti Lazdynuose. Jeigu iki tol užklysi į šitus kraštus, būtinai užsuk. Rugsėjo mėnesį arba anksčiau, o jeigu nešals, tai ir spalį. Galėtum pagyventi vieną kitą savaitę ir pas mus. Gal jau bus kiek prašviesėjęs mano pasaulis, pavaikščiotuva po senas vietas, bliūmų pasidžiovintuva. Net išsivirtuva obuolinės košės ir ją kabindami gražiai pakalbėtuva apie šį bei tą. Bet juk gali ateiti puikių minčių valgant obuolinę košę, jeigu visai neblogos kildavo ir nuo cukrinių runkelių košės su spanguolėm. O patylėtuva tai jau tikrai, nes abudu buvo tyleniai turbūt ir mėgdavo patylėti. Likimas nerodo, kas parašyta jo knygoje, jeigu jis taip nenori gražinti man norą gyventi, gal jau paskutinį vasarą, gal jau paskutinis ruduo. Štai kaip, man tai tavo citata, šitas gabalėlis Arvydo laiško Albinui Bernotui rodo, koks tarp jų buvo toksai, bičiuliškas, kasdieniškas ir kartu labai intelektualus ryšys. Čia reikėtų paskaityti visus laiškus ir tą būtų galima suvokti. Apie ką daugiausiai buvo kalbama tuose laiškuose. Tuo metu, kai vyko šitas susirašinėjimas, Albinas Bernotas rašė Pigmaliono sindromą, šitą knygą savo esė pavidalo daugiau. Ir jis, žinoma, iš savo to laikotarpio būdavo jau daug ką primiršęs. Ir jis Arvydo klausdavo, kaip tenai su tuo Malūnu buvo, kas tas Marcinkevičius toks buvo. Žmonės jis prisimindavo, bet jau ne viską taip detaliai apie juos žinodavo. Ir todėl klausdavo Arvydo visokių atsiminimų, gal tu žinai, gal tu gali ką nors pakomentuoti, gal gali ką nors pasakyti. Tai žodžiu, ir Albinas Bernotas kažkaip tai labai pergyveno dėl savo knygos ir jis galvodavo, ar jos reikia, ar supras žmonės. Ir man dar labai patiko toks išsireiškimas. Jisai buvo susirūpinęs dėl praeities ateities. Įsivaizduokit toks pasakymas. O kokia bus mūsų praeities ateitis?
praeities ateitis. Ar bus gyva mūsų istorija, ar bus gyvi tie dalykai, kurie mums šiandien rūpi, ar nebūtinai, kad mes patys turėtume būti gyvi kažkokioje atmintyje, bet mūsų vertybė, mūsų laikmetis, mūsų žmonės. Tai va, ir tas pasakymas praeities ateitis man kažkaip labai įstrigo iš judėjų. Ir vienas ir kitas labai mini šitą dalyką. Ir Jablonskis, ar ne, ir juodviejų Albino Bernoto, ir Arvydo Galgino kėdės. Dabar štai šitas projektas ir mes apie tai iš tikrųjų kalbame, bet mes kalbame apie juos, apie šitus žmonės. O apie jų vertybės, apie to laikmečio vertybės, kas jiems buvo be galo brangu, tiesiog turim visi gerai pagalvoti. Daug kas čia mastom, kad tos vertybės kažkur tai keičiasi labai smarkiai, kad kiti dalykai mums patampa svarbus materijos reikalai ir taip toliau. Bet manyčiau, kad jeigu mes va taip, truputis po trupučio neužmirštume tą istoriją, jų praeitį vis priminti ir pakartoti. Šiandien su dideliu malonumu klausiau Rimutės kalbėjimo apie mūsų šnektą, apie jos ypatybės. Taigi reikia vis prisiminti, priminti, šnekėti. Tai ir bus gyva tarp mūsų. O jeigu tik užmiršime, užversime, tuo ir viskas pasibaigti gali. Tai aš labai džiaugiuosi, kad paskaičiau šitus laiškus. Gaila, kad daktarė Mitaitė negalėjo atvažiuoti. Ir aš taip galvoju, kad mes turime vertinti tuos mokslo žmonės, kurie rašo apie mūsų iškiliuosius, apie mūsų šviesuomenę. Ir vėlgi ta gyvybė, ta ateitis tokia darosi gyvesnė ir daug patrauklesnė. Turim kalbą. Šimtmečius ją dėjo motinos vaikams į burną. Gražiai ją neškime iš amžių glūdumos pasaulin, tartum duona, davodami, kad žemėn nei trupinėlis nenupultų, prisakė mums Arvydas Galginas. Jam atitarė Albinas Bernotas. Mano krašto žmogus, Jonas Jablonskis, mums visiems pasiuvo gražų kalbos rūbą. Šie vilkis ir sveikas nešiok. Svarbus indėlis jame Jono Jablonskio, bendrinės kalbos kūrėjų. Būdamas labai kūrybingas ir išradingas, savitai ir naujai atskleidė gimtosios kalbos įvairovę. Jonas Jablonskis lietuvių kalbą praturtino šiandien plačiausiai vartojamais žodžiais, paimtais iš gyvosios kalbos, senųjų raštų ar naujai sukurtais. Kalbininkams pavyko nustatyti, jog lietuvių bendrinėje kalboje vartojame apie 600 Jono Jablonskio žodžių. Ištrauka iš Jono Jablonskio žodyno laiškų mums. Ateitis, skrybėlė, stikliniai, šviesuolis, vaikų darželis. Šauktukas, daugtaškis, kabletaškis, kabutės, klaustukas, vardažodis, atėminys, atimtis, daliklis, dalmuo, daugyba, daugiklis, dėmuo, sandauga. Akiratis, atograža, kiaurokalnis, speigiratis, ugnikalnis, vidurupis, žemėlapis, gemalas, kraujotaka, maumedis, balteglė, banginis, pelėnas, raganosis, deguonis, vandenilis, Dukraitė, atstovas, indėnas, romėnas, oreivis, tremtinys, sostinė, apskritis, savivaldybė, teismas, taryba, muitinė, rašaliniai siurblys, teptukas traukinys, eilėraštis, juodraštis, kūryba, laikraštis, rašytojas, posakis, atgaila, klausykla, maldykla, pamaldos, gegužinės, garsažodis. ir sudarėme vaizdingų veiksmažodžių žodyną. Čia jį turime. Tai raktas poetinės kalbos suvokimui, supratimui, perskaitimui, kūrėjų savitumui ir kultūriniai vertai pažinti. Žodis Albinui Bernotui
visavertė meninės raiškos priemonė, nupiešianti peizažą, personifikuojanti daiktus ir reiškinius, atverianti lyrinio kalbėtojo dvasios gelmes. Žaismingos metaforos, netikėti palyginimai, santūriai vartojami diminutyvai atskleidžia taupaus Zanavyko žodyno racionalumą. Prasmingai derantys žodžiai kuria įsimintinus vaizdus. Kūrinio kontekste veiksmažodžiai gauna naujas, netikėtas prasmes, tarpusavio santykių įvairovę. Savo artimą santykį su tėviške, su gimtuoju Urbinių kaimu, poetas nuolat akcentuoja piešdamas rūpų jo peizažą ir prisistatydamas kaip lyrinis subjektas. Mano akys apmargo nuo molžemio delno šiurkštaus. Žiojasi lyg lūpos gimto kiemo vartai. Parbėgo akmenys namo, po pamatų palindo. Tau sapną atpučia vaikystės dobilienos. Tokių perliukų surinkome 600, kaip ir Jono Jablonskio naujadarų, nes praėjusių metų pabaigoje Lietuvių kalbos institutas kvietė pabūti žodynininkais ir dalyvauti nacionalinėme konkurse Mano žodynas. Albino Bernoto kūrybos vaizdingų veiksmažodžių žodynas parengtas Linos Eringienės, Onos Jasinskienės, iliustruotas Rūtos Višinskaitės, suaugusiųjų grupėje pelnęs 2 vietą Respublikoje. Laukia jūsų rankų ir mylinčių širdžių. Pamėginome tuos vaizdingus veiksmažodžius šiandien jums sudėlioti, surikiuoti donelaitiškai pagal metų laikus. Pūga, kad užgulė padangių gegnės braška, sniegais kaimynas atmaknojo, atgulė sniegas numirti be skausmo. Lietus pamažėliais žiaumoja sąvartą sniego. Lomose žiemos pilies griuvėsiai sudulėjo. Rausvom aušrom nuragai dega, morčiaus ašarom katinas rauda, balandžio lietus pasakoja pavasario naujienas, tyliai krebžda alyvų sprogstantys pumpurai, įlaužė griaustinio akmuo vidurnakčio tylą ir susižvalgo liepų pumpurai ir numeta rausvai geltonus kailinius. O lakštingalos jau važinėjo naktį paupiais. Lekia šuoliais nuo vėjo rugiai, siautėja laukuos kviečių geltonos liepsnos, žiogai sužvangę nušienautoj pievoj, lyg fabrike tau liūdesį gamina. Nugom šakom ruduo šuoliuoja nuogas, per dangų girgžda šiąnakt žąsys, Jurgino žiedas rudeniop kniumbas greitais tvorų ekspresais pravažiuoja. Per laukus plevėsuoja ilgom riebaluotom rankovėm ruduo. Ypatinga Albino Bernoto laiške sakrali frazė apie tėviškę ir kalbą. Gimtinę, gyvastie ir paslaptie, altorium paverti nykiausią kampą. Ir tavo vardas kiekvienoj kertėj skamba.
mokė kalbėti, traškiai čežėdami, plika galvė linai, šiužančios varpus, geltonakės vėrės, murzinė alksniai, atlapa širdį vaga, elgetas vėja. Net ir dabar, kai sustamba jų žodžiai, jaučiu, kaip sala širdis. Trobos pavėsį ant suolo ilsisi sekmadienis. Pareina vakaras, perdien kažkur užtrukęs. Man sielos prarajas ir kalnus apšviečia dygdamas rugys. Jiems, Jonui Jablonskiui, Albinui Bernotui, Arvydui Galginui, talentingai padirbėjus, šiandien gimtoji kalba šildo, glaudžia ir laimina mus, galinčius gyvąją kalbos dvasią palytėti čia ir dabar. Toks mūsų kvietimas išstovėti kartas kartose ir visados širdyse nešiotis didžiasias gyvenimo vertybės. Atsisveikiname Arvydo Galgino žodžiais. Taip graudžiai sesių apdainuota, lyg ašaras skriaudos tyra. Tai pakiliai, tai sopulingai, čia skamba Lietuva. Pasaulyje šiuo metu yra apie 7 000 gyvų kalbų. Viena iš jų - lietuvių kalba. Lietuvių kalbą sudaro 500 000 žodžių. Lietuvių kalbos žodynas yra vienas didžiausių pasaulyje. 20 tomų. Palyginimui, rusai turi 17 tomų žodyną, anglai 14. Lietuvių kalbos žodyne yra surinkti visi kada nors egzistavę žodžiai, tarp kurių tarmiški,
įvairios svetimybės ir net keiksmažodžiai. Jame galima rasti ir jau išnykusių žodžių, kadaise naudotų mūsų protėvių. Čionai visus susirinkusius sveikinam. Atvažiavam iš Pautenas, na užpalių bažnyčias raudonas, na švintosios upės ir na švintą Krakulas šaltinę. Ir atavežėm paklausyt aukštaitiškų tarmį. Jau mes buvom pasistatę gryčių, prispirkę žemės, instaisi lineikų, tik vieną daiktą man trūksta - ridikulę. Visas ponias valakinikės vaikšta, ridikulius atkiši, nu kaip aš vieną neturiu. A kaip sunku buvo anstaisyt lineikų ir nebet kakių, ale jadai malevotų, lintelą su uzolais, važiuoji, lisoriai tik tai linksi, visi net atsigrįžta, kokia čia tokia pravorna ponia važiuoja. Nu jau ir sumislijau savo untaniukų, važiuojam turgun, sakau, ir pirksma man ridikulį. Nesakau jam, kokių mintį turiu. Tai va, nukalbinau, kad važiuojam turgun, pavaikštinėjam, kainų paklausinėjam, pasderėjam, kiek kas kainuoja. Nugi, mano viena mintis, užeitų žydelį mendelį, pažiūrėt krautuvėj bus nauja tavora. Man tik vienai ridikulys rūpi. Įneinam krautuvėn, dairamėms, viena lentyna vienais ridikuliais nukrauta. Didesnės, mažesnės, runkenėlas trumpesnės, ilgesnės. Untaniuk, pažiūrėk, koks ridikulių gražumas. Aik, mačku, čia kalbi, šitokie pinigai. Ale pamatė žydelys, ką šita graži ponia nori. Ui, pons Antanai turi gražių žmonų, pirk ridikulį, pirk. A tas jau unduris eina, ale kaip abudu suėmėm su žydeliu, tai kaip ir tėvas ir nuslaidė. Misliu, nupirksiu, pasderėję, nuspirkau ridikulį, va, pasižiūrėkit. Išeinu gilaukan, dabar mislijų jau visiems pasirodysiu. Ale kol kalbėjom, kol derėjom, tigi žmonės iš turgelio ir įsiskirstė. Agi baika mislijų, nedėliai užpalias traicės kermošius. Tai va tada ir pasirodysiu. A kaip visų nedėlių rašiaus kermošiun, kaip aš rašiaus su batas naktį ir sapnuoju. Važiuojam kermošiun, juodis mūsų tik lakė, tik prunkščia, visus tik tai linkiam, dabė, nedabė, ha čia da mašina pasmaišė, kaip pasbaidėgi mūsų juodis, kaip šaks, a mano ridikulis tiesiai parklę kojam, a Jėzau sušukau ir atsisėdau lovą į visą šaltą prakaitą išpiltą. A nedėlės rytas, koks buvo gražus, jau atsisėdam pas kilineikan juodį, važiuosma visi, bet ridikulį pakišiau pagūnių, neduok Dieve, kad nebūt pranašingas sapnas. Palauk, Vyda, nu kurgi dabar bėgi, Jau tu taip moki pasakat, jau tiek moki pasakat, aš tavo pasakojimų tiek išklausius. Ale vis tiek ne viskų supratau. A tai ko čia dabar nesuprasti? Nu tai dabar klausyk. Valakas, lineika, uzolai, lisoriai, gūnė, kad aš net nebeatsimenu tokių žodžių ir aš nieką nesuprantu. Tai kaip čia dabar tu nesupranti? Nu nesuprantu. A kas yra valakas? Ana nežino. A jūs ar žinot? Gal ką žinot, pasakykit. A kiek žemė? Ne, valakas yra 21 hektaras žemės. O, dabar jau žinosiu. A lisoriai, lineikas. Lisoriai. A uzolai. Ne, tokia priekį lentelą ir du bumbulai. Tai vadinami uzolais. A gūnė?
Gūnė, taigi kur apsikloji, unkelių, a jeigu šalta, tai išeidamas turgun arklį apkloji gūniu. Ai, ale Davida, kai važiavam čia nais prakaunų, tu sakai, kažkur šnekėjai apie vištą pinigius, aš niekaip nesuprantu, kas tai duoda. Taigi taupiau vištą pinigius, kad užtektų ridikuliui nuspirkti. A jūs ar žinot, kas yra vištą pinigiai? O, Žina, atrodo. aš niekaip nesužinau. Vat. Nu tai Vida, matai, tu papasakok man dabar, kuogi mes abi labai panašias? A kuogi, tai kad abidvi labai gražios, a kaip kitaip? Nu gražias, tai gražias ir plonas ir visa, alegida, kuomgi mes abi panašias? A va, tai dabar ir aš nežinau. Nu dabar žiūrėk, aš Žemaitienė, tu Baronienė, Karosaitė, kasgi mumi jungia galui? Raidė. Taigi va, raidė yra lietuviškiausia raidė. Jokiose pasaulio kalbose rašytinės raidės nerasime. Ir girdėjau, ir dar yra išskirtinai moteriškos giminės, ir girdėjaugi, kad Kaune gal grįžtant mumi užveškas yra paminklas jai. Nu, graži ta mūsų lietuvių kalba, ar ne? Tikrai graži. A dabargi visi greitai pasakykit. Įsiviriau kapuščiukų, susikviečiau susėdžiukų. Valgykit susėdžiukai, gardus mano kapuščiukai. Įsiviriau kapuščiukų, susikviečiau susėdžiukų. Valgykit susėdžiukai, gardus mano kapuščiukai. Įsiviriau kapuščiukų, susikviečiau susėdžiukų. Valgykit susėdžiukai, gardus mano kapuščiukai. Nu, pabandam dar vienu žodį. Nu, pabandam. Panabagybė. Kokį? Nu, greita kalbė, reiks tau dabar pasakyti, kad biški navagė tokia. Nu, panabagybė. Panagabybė. Oi, atvažiavau ir prisdirbau. Tikrai geriau jau pasėdėk, nu tikrai greita kalbės ir skaičiuotės yra tikrai mėgiamas mūsų vaikų, bet ir mums visiems visiškai neblogai pavyko. Ar pastebėjote, kad lietuvių kalboje yra daug vienas kitam prieštaraujančių žodžių, kuriuos naudojame kartu? Keletą jų aš net užsirašiau ir jau šiandien girdėjau. Tai va dabar paskaitysiu. Kojų rankšluostis, plastikinė stiklinė, vegetariškas mėsainis, juodi baltiniai, kojos apyrankė, bambos auskaras, žalia mėlynė, pagyvenusi jaunoji, didelis mažylis, sūrus saldainis, saldus sūris. A dar vieną kartą girdėjau, kaip mano dvi kaiminės apie žentus kalbasi. Tai va viena ir sako, jau mano žentas, tai toks baisiai gražus, žiauriai geras ir da beprota pratingas. Šitoks vienas kitam prieštaraujančių žodžių junginys yra vadinamas oksimoronu. Kiek daug tu kentėjai, kiek daug tu turėjai, kiek daug nepasidavei, kad taptumei laisva. Mes širdį padėjom ir žodį mylėjom, iškėlėme tavo vardą Lietuva. Saulės spindesį, auksiniam gražio širdį visi, mes gimę kartuoju tavo vardą, vardą Lietuva. Ten nesibaigia daina, krūtiniai atidaviau save, tėvynei, kur mėlynas dangus, ten Lietuva laisva. Kur miškas ir kloniai, ten tavo svajonė, kur mėlyna jūra skalauja Palanga, kur balnas ir kryžius, tauta mūsų didinga, nes tai Lietuva ir ji visada laisva. Saulės spindesį,
auksiniam gražio širdį visi. Mes gimę kartoju tavo vardą, vardą Lietuva. Ten nesibaigia daina, krūtiniai atidaviau save. Tėvynė, kur mėlynas dangus, ten Lietuva laisva. Saulės spindesiai, auksiniam gražio širdį visi. Mes gimę kartoju tavo vardą, vardą Lietuva. Ten nesibaigia daina, krūtiniai atidaviau save. Tėvynė, kur mėlynas dangus, ten Lietuva laisva. Šiuolaikinėje abėcėlėje jūs žinote, kad yra 32 raidės. Tokia jo sandara atsirado palyginus neseniai, kuomet iš lenkų ir čekų kalbų buvo pasiskolintos nosinės ir varnelės raidėse. Tokie rašmenys lietuvių kalboje atsirado dėl to, kad lietuvių kalbos garsams užrašyti nepakako tik lotyniškos abėcėlės raidžių. Raidžių su varnelėmis rašybą pasiskolinome iš čekų kalbos, o nosinės iš lenkų. Pagal jų principą buvo įvestos I su nosinė ir U su nosinė. Kiek vėliau buvo įvesta jau šiandien mūsų paminėta raidė E. Ir galiausiai raidė U ilgoji, U su brūkšneliu, kurią sugalvojo, jūs turbūt žinote, pirmojo lietuvių kalbos gramatiką išleidęs čia gimęs Jonas Jablonskis. Jo 1901 metais išleistoje lietuviškos kalbos gramatikoje pirmą kartą buvo užrašyta tokia abėcėlė, kurią naudojame iki šiol. Svietų, eikit broliai prie mūsų, sudainuosime Lietuvą. Eikit sesės išglostysim, tarsi mes giniai nersime, su pokšnis jos juoksimės ir su vėjais jos verksime. Taip dainuosim, kad keltųsi kunigaikščiai iš pilkapių, ąžuolai, kad atželtų ir sapnai imtų pildytis, juk dainų tokių esama, jos per amžius išlieka. Eikim broliai ir seserys, sudainuokime, sudainuokime Lietuvą. Karžygiai ir artojai, partizanai, poetai, tie, kur šlovę giedojo, tie, kur aukurą lietė, viename salės blyksnyje, amžinoje tėvynėje. Mes visi susiimsime už rankų lyg giminės, kad gyventi galėtume po dainos bendru stogu. Neišduokim, mylėkime savo Dievą ir žmogų, juk dainų tokių esama, jos per amžius išlieka. Eikim broliai ir seserys, sudainuokime, sudainuokime Lietuvą. Pravorna panela buvau, kasas lyg pakinklių, a jau undaroką hvalbonai kakie. Tai man babutė sakydava, vaikel, sauga krūtelas, merga be rūtų,
Tai lygiai karvė be ragų. Nu tai aš ir saugajau. Ale, kai nuveinu vakaruškan, taigi niekaip ramiai nepraeisiu pravernus. Vienam parūnsus brūkšt, kitam šonon gnip, tik tai, mani tik stveria, visi tik stveria, tik šakina. Kai pasisuku, tai na mano undaroką kvalbonų net lėjumpa prie lubų prigysta. Jau kai pradėjo važiuoti piršliai, važiavo iš visų parapijų, ir iš Debeikių, ir iš Kamajų, ir iš Svedasų. Kam kumeliai tik tai kiemi švingė, tik tai spardas, vienus piršlius vedu gryčian, kitus vedu seklyčian. Kai atvažiavo mano Ciprijonas, kumelė gražybė, bernas, man mama ir sako, vaikėl šitą nebebraukyk vien valykumelę. Alegi ir jaunikis labai patiko. Kaip apstaisys, apsvilkys baranais, susjuosys žaliu juostu, kelnės navipuskų, kaliošai nauji blizga, skribela, kalnierčikas krakmolitas. Myslėjau, kad koksai kanceliarijos pisarius atvažiavo. Tai kaipgi už tą neįsi? Nu jau tikrai jau. Tai mama ir piršlys nespėja manis pasadinti. Nubėga už stalą, pirmoji atsisėdau ir myslėjau, Rutelas, dabar jau tikrai su jums skirsias. Tai va, man jaunikis ir sako, jau sunkaus darbą tai tikrai nedirbsi. Jek tik tai mėšlų pamėši, malkas pakaposi, kelių pažvyravosi. Nu kokiegi čia darbai? Būsi, ponė, tikrai. Nu tai, koks razumnas ir visur kur buvys. Ir kalviai, ir stalerniai, ir jaujai, ir pirty. Visur buvys. Užtat ir razumnas. Ir dar monikų turėja. Jau būdava su batoj, nušluoja kiemų, pažiūri, kad rovė šta su kiaušiniu, jau koks gaspadarnas, įsinešys pašalin pasideda salaliukų, atsisėda kaip užgraina su harmoniku, tai visa sulyčias, mergas ir bernai sulakė šoktų. Jau koks gaspadarnas, tai gaspadarnas, nu kitą tai jau šitoj mano parapija ir nebesmata. Tai da gal par jum čia šakiuos bent vienas, koks yra. Viena iš minčių, užpalių kilusią generolą Galvydžią Bikauską, buvo tokia: visi kareiviai turi kalbėti savo tarme. Ir kaip jūs myslėt, kasgi gavas? Aiškiai, va, ačiū, kad prakalbat ir man pastupflerava. Taigi aiškiai, kadangi nesuskalbėja. Ir va, tada užpalios gimės Jonas Galvydys Bikauskas, kreipęs čia gimusi Jonų Jablonskį. Esu tikra, kad Messengeriu tai tikrai nepasikreipė, TikTokan ir dar tik kur tai tikrai nieko neparašė, nei padžė GPT, maščinai atvažiavė būdavo sustikį, ku mum bežinot. Bet va, kai Anis abudu pavedė rakundų, šiandien girdėjau jūs šitų žodį irgi žinot, atsirado daug kurie žodžiai, kurie šiandien yra naudojami Lietuvos kariuomeniai. Žinau, kad jinai yra komandas, rangai tų kareivių irgi Jablonskė sugalvoti. Ir Lietuvos kariūnų ramovė tikrai Jablonskė žodis. Tai va, reiškia, mes turim kūtai bendrą. Bet baigdama savo pasakojimą pasakysiu, kad Galvydys irgi mokėjo gerai kalbėti lietuviškai. Turėjo keletą posakių, tai dabar vienas iš tų, kad ras dar toj senojai aukštaitiškai tarmei. Tai va, tai žmogus, bedaras, veras, karamaksla ir nemakas šaktė yra keula. Sapne grįžtu aš in vaikystėje, čia kur zaslanas senas, ne kėdė. Ir vėl tokie šilti jausmai pražįsta, kad iš graudų man nėr kur pasidėti. Mama duonelį vėl in lyžės deda, žegnoja ir in pečių greit pašaus. Nors man širdis sušaltų ir in ladų, aš nepamiršiu vaizdą tą gražaus. Paskui da šiltų duonų mes ragavam, užgerdami maslionkam, peneliu. Tu žodį pamirštu, tu žodį
pajuntu iš naujo, užmiršti jau niekaip negaliu. Vai seniai, seniai, pas motulį buvau. Vai seniai, seniai, pas širdelį buvau. Oi, ružėla, tie vieši kelaliai, žalių vejalai. Oi, ružėla, tie vieši kelaliai, žalių vejalai. Dalgelį imsiu, žalių vejų kirsiu. Dalgelį imsiu, žalių vejų kirsiu. Aš pas savo senųjų matulį viešnagėn eisiu. Aš pas savo senųjų matulį viešnagėn eisiu. Matula mano, senoji mano. Matula mano, senoji mano. Rinkai, rinkai man bernužėlį ir neišrinkai. Rinkai, rinkai man bernužėlį ir neišrinkai. Dukrela mano, jaunoji mano. Dukrela mano, jaunoji mano. Ėjai, ėjai, kožnan kermašėlin, galai išsirinkt. Ėjai, ėjai, kožnan kermašėlin, galai išsirinkt. Ačiū Jums, kad pakvietėt mus į svečius. Džiaugiamės, kad Jūs esate savo tėviški ir žinote lietuvių kalbą ir kalbate lietuviškai. Ačiū, kad galėjom pakalbėti mes čia aukštaitiškai, utenietiškai. Visam šiam puikiam Vidučio vadovaujamam kolektyvui, tai tokį kaip ir laišką. Taigi, Šakių rajono savivaldybės menininkų draugijai Dailius. Vadovas Vidas Cikana, visi paplojam. Noriu pasakyti, kiekvienas jūsų narys prisidėjo savo unikaliu talentu ir idėjomis, padėdamas mums pasiekti aukščiausią rezultatą. Jūsų bendradarbiavimas, profesionalumas ir entuziazmas įkvėpia mus ir suteikia jėgų siekti dar didesnių aukštumų. Dėkojame Jums už sunkų darbą, kūrybingas idėjas ir nuolatinį palaikymą. Linkime Jums ir toliau sėkmingai kurti, išlaikyti savo unikalią viziją ir tęsti šią nuostabią kelionę kartu. Projektas Vasara Jono Jablonskio tėviškė. Ačiū Jums. Ir įvažiuodami, eidami į Jono Jablonskio tėviškę, Jūs matėte nepaprastai gražų reginį. Tai buvo Andriaus Bieliuko
darbas, nuostabus darbas, tikrai Andriaus Biliuko, tai stendai, kuriuos jisai papuošė nepaprastais tautiniais raštais. Tai poną Andrių pakviesime pas mane. Andriau, galite ateiti, nes jūs likot vieninteliam, kuriam nepadėkojau tada, kaip visiems dėkojau. Tai jūsų nebuvo, todėl sakau, dėkojame jums už tai, kad savo darbą suteikėte mums įkvėpimo ir džiaugsmo. Linkime jums ir toliau sėkmingai kurti, atrasti naujų idėjų ir džiuginti mus savo nuostabiais kūriniais. Taigi lauksim jūsų ir kitais metais. Ačiū jums. Paplojam Andriui. O ir dar vieną, ką norėjau pasakyti, tai nuoširdus ačiū visiems tie, kurie buvo kartu su mumis. Ir nepaprastai dėkoju jaunai kartai, tai Faustui, Austėjai. Ir tikrai prašom ir juos ateiti prie čionais, prašom. Prašom, Austėja. Taigi, ir taip gali. Ir dar noriu pasakyti, kad jūs esate nuostabūs, jūs esate šilti žmonės ir tas 2 dienas čia tiesiog tokia sklido kūrybinė aura, kad tiesiog čia taip įkaito vieną dieną, kad buvo net 34. Šilumos. Taigi, ačiū jums, tikrai lenkiuosi prieš jūs, prieš jūsų talentus, prieš jūsų gražius darbus. Ta sodyba iš vis tai paima žmogų už vienos vietos ir laiko ir vis norisi čia atvažiuoti, nors ir neturi laiko. Tai man atrodo, čia visi tie, kur susirinkę, tai ypač pajautė. Aš noriu pasakyti, padėkoti, kad menininkai visi prisijungė. Dar buvo viena menininkė, kur būtent naudoja tą žodį, tą tokią priešingybę. Jau kaip Vidai sako, čia viskas žiauriai skanu, sako, tam šitoj sodybo. Tai Gabija, kuri ten Jablonskio medį lipdėm ir šitą Aurelija. Viena dar menininkė irgi, kur ten stovi prieky medis, kur ten gal biški kitai pasuksim. O mano krėslas, kuris čia turėtų būti po šitai vinkšną, tai dar priekaboj guli. Tai, bet jis dar kelsis, vis tiek procesas vyksta ir norisi, kaip sakant, įprasminti. O kuo dar mus riša sieja Uteną su Šakiais, tai va mūsų toks kaip menininkas, legenda Alfonsas Zokas buvo mūsų kompanijos narys, tai dabar pas jūs yra architektas, jo sūnus Zokas, Saulius, ir būtent su juo bendraujam, o man teko 85 ar kelintais vestuvių kalną jums padaryti, kad jūs sėkmingai ten ištekėtumėt, apsiženytumėt ir ta kalba mes kalbėjom kokį mėnesį Utenoj. Tai Milda Petrauskienė mums rūpinosi labai, tai smagu. Karanauskas toks dar mūsų legenda, kuris kuria irgi filmus apie plenerus, apie stovyklas. Tai sėkmės jums visiems ir ačiū menininkam, kurie įsijungė į šitą procesą, o nuo pirmadienio pradedam Zyplių dvare procesą, tęsiam toliau. Ten irgi mūsų pleneras įprastinis Zyplių žiogai. Sėkmės visiems.